Sveikas drauguži, šiandien grįžtu atgal prie spaustuvo su labai paprasta, bet labai efektyvia musele, kurią gaudau jau daug metų. Aišku, kai kurios detalės šiek tiek skiriasi, bet iš esmės tai yra balta muselė ant vamsdelio su šiek tiek perlamutrinio tokio rožinio akcentėlio. Labai paprasta, bet labai geniali. Tokios baltos muselės man yra atnešusios ne vieną gražią žuvį žvejojant žiemą ir pavasarį. Būtent todėl noriu pasidalinti ją su tavimi. O rišdamas ją aš panaudosiu šiek tiek skirtingų manevrų, negu jau rodžiau ankstesniuose video. Taigi nepraleisk šito, pažiūrėk iki galo, tikiuosi sužinosi kažką naujo ir susiriši dar vieną kibę muselę. Muselė atrodo labai paprasta, bet jinai turi tokių labai gerų akcentėlių. Vienas iš esminių yra, kad žuvis dažniausiai tą muselę mato dangaus fone iš apačios. Ir jeigu pasižiūrėsi ją iš apačios, toks viduj prasišviečia perlamutrinis, rožinis, kažkoks tai murzinas daiktas, o visas siluetas yra šviesus, peršviečiamas. Tai dangaus fone ta muselė taip ir atrodo, jinai atrodo kaip žuvelė, žuvelės forma ir viduj persišviečia kažkokie tai kaip viduriai. Medžiagos yra minkštos, jinai labai gyva, judri ir ta balta spalva šaltam vandeniui yra viena iš pagrindinių rišant lašišinės ir šlakinės museles. Šitai muselė aš naudojau 2 storių vamsdelius iš Future Fly, visai neutralios kažkokios žalsvos spalvos storesnis, o priekinis skaidrus. Kūnelį ir galinį tą bortelį padariau iš perlamutrinės spalvos flat braido iš Vineyard. Uodegėlė ir sparno apatinė dalis oposumas, baltas toksai su rožiniais purvinais galiukais. Krūtinėlė multicolor dubingas iš Sibai, Bitefish Supreme, ilgas plonas plaukas, lengvai šukuojasi. Sparno viršutinė dalis tanuki kailis, priekinis minkštas akotėlis šlepeno plunksnos ir galvutė pink spalvos UFO galvutė turbulencinė iš Future Fly. Ir pradedu aš nuo vamsdelio, 2 storių vamsdeliai, susimaunantis vienas į kitą. Atsikerpu maždaug 2 cm tokios neutralios, beveik skaidrios žalios spalvos. Nelabai man reikia, kad čia būtų kažkokia tai ryški spalva. Aš muselę savo planuoju visai kitaip. Plonai vamsdelį vertikaliai padeginu, kad atsirastų nedidelė užkarpėlė. Maunu jį ant adatos. Lašelis klijų. Grąžinu viską, sumaunu ant plonos adatos, o tada stumiu, kad užsikiliuotų jau ant konuso. Sekantis žingsnis, vedantis siūlas ant sujungimo. Ant sujungimo pavynioju vedančio siūlo, dar šiek tiek suspausdamas jį. Užsikiliavo ir ant konuso. Čia turėtų labai gerai viskas man sulipti. Muselė turi būti tvirta. Kaip visada, kaip dažniausiai, uždėsiu kelis centimetrus švino. Jeigu ryši daugiau musių, tai vieną kartą uždėjęs to švino pasimatuok, kiek jo dedi, kažkur pasižymėk ir paskui vienodus gabaliukus karpykis. Taip pat ir su vamsdeliais. Jeigu ryši daugiau musių, nori 5 muses susirišti, tai susikarpyk iš karto, susiruošk medžiagas vienodais gabaliukais ir tos muselės atrodys kaip viena. Vynioju šviną ant plonojo vamsdelio. Pačius galiukus reikia prispausti. Pirštais to nepadarysiu, tam naudoju pincetą. Dar lašelis klijų. Ir šviną gražiai pristumiu prie storojo vamsdelio. Tada viską sutvirtinu su vedančiu siūlu.
perbėgu per šviną ant plono vamzdelio, kelios apvijos, vėl per šviną iki storo vamzdelio, kelios apvijos, taip 2-3 kart pirmyn atgal, šiek tiek stabilizuoju, kad tas švinas tenais ir būtų, jisai tenais ir prilips. Tada keliauju su vedančiu siūlu į galą ir maždaug taip apie centimetrą vamzdelio pasilieku pliko. Čia aš tvirtinsiu šį kartą jau tiesiai flat breidą. Nedaug liko jo ant špulytės, aš jį visą nusimsiu. Toksai perlo spalvos flat breidas. Medžiagą šitą jau pažįstam, plokščias toksai supintas daiktas iš įvairių blizgučių. Labai patvarus ir labai gražus. Prisitvirtinu pačiam gale. Ir normaliai vyniojant flat breidą jisai plokščias, bet ką aš galiu su juo padaryti, aš galiu jį susukti ir jisai pasidarys apvalus ir storas. Šį kartą iš to pačio flat breido aš padarysiu ir tą galinį bortelį. Prispaudžiu jį su vedančiu siūlu. Labai ilgą pasilikau, sunku dirbti. O toliau aš jį atsuku ir toliau vyniosiu kaip plokščią daiktą. Taip daryti nebūtina, bet tik tai norėjau parodyti dar vieną manevrą, ką galima daryti su šitu flat breidu. Toliau uodegėlė, kuriai panaudosiu oposumą. Turiu tokį kailį su rožiniais galiukais. Pats plaukas baltas matosi, o galiukai rožiniai. Man labai graži gausis uodegėlė, toj pamatysit. Uždėsiu aš jo kuokštelį. Nagi nuo šono čia kur nors. Atsikirpsiu šiek tiek daugiau, nes jo nemažai išsipešios. O, kokia graži spalva. Dabar paimsiu už plongalių ir jo labai daug išsitraukia, labai daug kailio šito poplaukio, tokių pūkų. Trumpus ištraukiau, liko ilgesni, balti su rožiniais galiukais. Toks fainas murzinas daiktas. Na ir jį iš karto. Matau, kad šukuoti nereikia, labai gražiai pasklidęs, tai aš jį iš karto ir tvirtinu. Gražiai prispaudžiu per visą kūnelį. Grįžtu, jisai jau žiūri į viršų, nors iki to bortelio dar net nedaviniojau. Iki pat bortelio, opts, pakilo į viršų, dabar čia bus kaip ir apatinė sparno dalis, tik tai mano sparnas eis nuo priekio, o šitas daiktas bus gale. Ir tokio rožinio akcentėlio dadeda. Toliau. Šiek tiek klijų. Ir keliaujam su flat breidu per kūnelį. Graži rožinė spalva, tokia labai santūri, sakyčiau, nėra labai aktyvi, bet vis tiek muselės papilvė bus, kad ir muselė pati tokia šviesi, balta, bet papilvėj bus šiek tiek tokio rožinio blizgesio, kas, manau, yra visai gerai. Kerpam lauk.
Krūtinėlę padarysiu iš tokio šviesiai pilko dabingėlio. Multicolor vadinasi. Taip pat Sibai Bitefish Supreme, ilgo plauko. Labai malonus dirbti dabingėlis. Ir šį kartą viskas bus labai paprasta. Aš jo tiesiog užvyniosiu ir prašukuosiu. Be jokių stebuklų, be jokių ceremonijų. Šukuodamas, tai yra vyniodamas, žinoma, pakryžiuosiu, kad jisai bent jau pats save sutvirtintų. Bet šitą muselę pasirinkau rišti taip gana paprastai, tam, kad parodyti, kad galima susirišti vos iš kelių medžiagų ir be daug sudėtingų manevrų. Jokių kūno akuotų, jokių, dabar čia net ir ribingo nedėjau. Tiesiog kūnelis uodega, pasidarėjai iš tau patinkančių spalvų, krūtinėlė iš kažkokio tai dabingo, kuris dera, šiek tiek iššukuoji, sparnas yra akuotas. Na štai, atsiradau su vedančiu siūlu ant plono vamsdelio, toks ir buvo planas. Dabar šitą priekinę dalį šiek tiek pašukuoju, tik tai nėra ribingo, tai šukuoju labai atsargiai, kad neįsijaus, kad per daug neiššukuot. Niekas nelaiko, niekas neprispaudžia. Štai. Koks gražus kūnelis, toks debesėlis iš karto gavosi. Stebuklai. Toliau sparno apatinę dalį galima daryti iš ko tik tai pageidaujat. Aš šitą musę taip ir tęsiu, tokią baltai rožinę apatinę dalį. To pinko ta musė bus iš tikrųjų balta. Tų rožinių plaukelių čia labai nedaug, jie tiesiog dadės šiek tiek akcentėlio. Tai dabar atsikerpu susiradęs nuo oposumo kailio vietą, kur ilgesni šeriai. O matosi, tokia pat spalva, bet jie gerokai ilgesni. Poplaukį ištraukiu, o visą kitą panaudosiu kaip sparno apatinę dalį. Porą apvijų šiek tiek praplečiu. 1, 2, 3, 4, pritvirtinau. Tvarkelė. Lašiukas klijų. Čia nelabai net yra ką karpyti, nes aš dar dėsiu minkštą kailį ir akuotą, todėl tiesiog patepu klijų ir prispaudžiu, kad susispaustų, suplonėtų ir svarbiausia sukabintų kailį, kad jį laikytų. Šiek tiek sidabrinio blizgučio. Dažniausiai į sparną dedame, į tarpus tarp sluoksnių dedame labai ploną blizgutį Angel Hair. Ir prie šitos muselės aš priderinsiu sidabrą. Taip pat paskleidžiu aplinkui. Laisva apvyje, antra. Lenkiu atgal, vėl viską paskleidžiu. Prabraukiu pirštais, kas nesilaiko, iškrenta. Metu į šiukšlinę. Jeigu liko kokių labai ilgų, aš juos nukerpu. Toliau baltas tanuki kailis. Tiesiog baltas minkštas kailis. Mano atveju tai yra tanuki. Aš naudosiu jį. Esu minėjęs, kad čia nėra vienintelis pasirinkimas. Galima naudoti ir lapę, galima naudoti tanuki atitikmuo yra Finn Raccoon kailis. Man šitas kailis patinka labiausiai dėl savo kokybės ir dėl ilgo minkšto plauko. Dabar jį reikia gerai iššukuoti.
Štai, iššukavau abu du galus, išrinkau, kas nereikalinga, kas nesilaiko arba kas labai ne vietoj, tai trumpi visi plaukučiai. Galiu truputį patraukti vidurinę dalį, kad gautųsi gražus lašas. Na ir pasižiūrim, ką turim. Turim labai gerai. Gerai, šį kartą kailį pritvirtinsiu neversdamas, o tiesiog palikdamas priekyje. Su kuo susiduriu taip tvirtindamas, tai visų pirma, man priekyje liks šeriai, kuriuos reiks nukirpti, o tam reikia gana gerų žirklučių. Antras momentas, kad vis tiek liks šioks toks guzelis. Tai jeigu planuoji įdėti priekyje dar akuotą, tai taip tvirtinti yra viskas ok. Bet jeigu tai jau paskutinis tavo žingsnis, jeigu po šito žingsnio nori dėti priekinę konusinę galvutę, tai geriau kailį dėti atvirkščiai ir versti, kad neliktų čia priekyje to gūzo. Mano žirklutės jau šiek tiek atšypusios, tai teko pavargt. Lašiukas klijų. Prikabinu viską, kad neliktų gūzo, ar ne? Metas toresniam flešui. Ir čia aš tokį turiu perlo atspalvį. Sparkle Hair blizgutį. Iš jo išsitrauksiu kelis šerius. Čia man 2-3 šerelius atiduok ir gali būti laisvas. Po siūlų pakeliam, patupdam ant viršaus. Pritvirtinam. Atlenkiu atgal ir dar kart pritvirtinu. Ir turiu tokį stuburą, kurį paliksiu vėl šiek tiek ilgesnį. Kaip ir viskas pagal planą. Balta muselė su šiek tiek rožinio akcentėlio. Pabaigai liko akuotas. Taip pat baltas ir jam aš panaudosiu šlepiant plunksną. Labai fainos, didelės, minkštos plunksnos. Ir čia planas toliau koks. Jeigu nori vėl labai minkštos musės, kad jinai labai gražiai judėtų, tai tada gali naudoti va šitus pūkus. Jeigu nori šiek tiek mažiau judrios, kietesnės, tada va šitą dalį. Jos abidvi ir ta dalis yra naudojamos, ir ta kietesnė, ir ta minkštesnė. Aš tą minkštesnę pasiliksiu gal kitai museliai. Šitos ilgos didelės plunksnos labai fainai, nes jos iš jos gali padaryti netgi 2 muses. Šitą dalį aš pasiliksiu. Panaudosiu va šitą. Na ir kadangi čia širdis labai plona ant šitos plunksnos, tai ją galima vynioti tiek nuo plongalio, tiek nuo storgalio. Aš ją tvirtinu prie šono, atlenkiu, kaip visada glostau atgal ir darau apvijas. Viena apvija, glostau atgal, antra apvija. Tai apvija po apvijos gražiai keliauju į priekį, tuo pačiu paslėpdamas visą tą kūšį, kuris liko tvirtinant tanukį kailį.
vos tau tiek muselė, tiek plunksna. Visi šereliai turi žiūrėti man į galą. Prikabinu. Atlenkiu atgal. Dar kart prikabinu. Dabar plunksnos galiukas nereikalingas. Kas nesilaiko lauk. Šiek tiek prabraukiu šukom. Išvaduot plunksną. Beliko uždėti galvutę ir muselė pabaigta. Na, bent vieną ryškesnį akcentą ant muselės uždėsim. Čia vėl skonio reikalas, bet aš uždėsiu pink spalvos UFO diskelį. Lašiukas klijų. Pristumiu. Gerai prispaudžiu. Vedantį siūlą lauk. Ir muselė baigta. Numaunu atsargiai nuo adatos. Kerpu vamsdelį palikdamas nuo 1 iki 2 mm galiuką. Ir vertikaliai laikydamas padeginu. Palydau atsargiai po truputį, po truputį. Su adata pataisau skylutę. Na štai ir turiu baltą gražią muselę. Minkšta, judri. Svarbiausia iš apačios labai gražus. Toks viduje atrodo murzinai rožinis. Kaip viduriai kokie. Ir įsivaizduokit, jinai plaukia dangaus fone. Žuvis tai mato dangaus fone. Ir viduj prasišviečia kažkoks murzinai rožinis blizgantis daiktas. O siluetas toksai baltas perregimas debesėlis. Man atrodo, kad jinai atrodo labai natūraliai. Manau, kad tai yra viena iš geresnių žieminių musių. Ir aš žieminiai lašišų šlakių žvejyboje tai stengiuosi visada turėti tokią baltą. Man su ta balta musė, man daugiausia turbūt gerų asociacijų. Viena iš pirmų musių, su kuria pradėjau daugiau pagauti žvejodamas žiemą ir pavasarį. Na ką, baigiam dar vieną muselę. Manau, kad šita buvo pakankamai paprasta ir tikrai išbandysi ją. Ir būtinai paspausk patinka, pasidalink su draugais, prenumeruok mūsų kanalą, jeigu to dar nesi padaręs. Ir galėsim tada toliau tobulėti kartu. Iki sekančio.